Taigi, 12 užduotis, vėl B kurso. Turiu pastebėti nemažai B kurso uždavinių, tai bendrai jau galiu sakyti bent jau iš šitiek uždavinių, kad tikrai egzaminas buvo ganėtinai lengvas. Tai gerai, bet ne apie tai kalba. Na, o šitas uždavinys, aišku, prašė taip, tiesiog buvo duoti 3 skaičiai ir reikėjo būtent pirmoje dalyje apskaičiuoti šios progresijos skirtumo skaitinę reikšmę. Na, čia turbūt galbūt vienintelis, koks galėjo būti sunkumas šitame uždavinėje, jeigu, na, yra, tarkime, kokių keblumų, tarkime, su matematiniais visais tais terminais. Tai pavyzdžiui, galbūt kam nors gal kilo klausimas, kas tas yra aritmetinės progresijos skirtumas. Tai jeigu ką, galiu priminti, kad aritmetinės progresijos skirtumas yra lygus dviejų gretimų tos aritmetinės progresijos narių skirtumų. Tai yra A2 minus A1, A3 minus A2 ir tai būtų galima tęsti, bet kadangi šie kartu turi tik tai 3 narius, tai užtenka šitiek parašyti. Na ir kadangi reikėtų aišku pastebėti, jeigu mes pasinaudotume to, kad aritmetinės progresijos skirtumas yra lygus A2 minus A1, tai mes nelabai to būtent skirtumo, kurį aš čia pažymėjau raidę D, nelabai mes jį rastume, kadangi mes tiesiog ir gautume A minus 4. O mūsų tai prašo būtent skaitinės reikšmės. Tačiau jeigu mes atkreipsime dėmesį į trečią ir antrąjį narį, jeigu mes paimsime jų skirtumą, mes pastebėsime, jog A susiprastina ir tuomet mes gauname skaitinę reikšmę. Vadinasi, šitos būtent aritmetinės progresijos skirtumas yra lygus 19. Taip išsisprendžia pirmoji dalis. Antroji daly mūsų prašė apskaičiuoti būtent to nežinomojo A skaitinę reikšmę. Na, o šį kartą mes galime pasinaudoti tuo, jog mes pirmoje uždavinio dalyje susižinojome, kam yra lygus su būtent tos aritmetinės progresijos skirtumas ir dabar jau galime pasinaudoti tą pirmąją lygybę, jog aritmetinės progresijos skirtumas yra lygus antrojo ir pirmojo nario skirtumui, kadangi dabar mes tiesiog ir gausime, reiškia A minus 4 lygų 19. Taigi ir iš čia mes gauname, kad A yra lygų 23. Vadinasi, šitos antros dalies atsakymas yra 23.